Be didelių ceremonijų Azerbaidžanas pareiškė, kad į Euroviziją šiemet siunčia atlikėją Dživa, o visai netrukus po atlikėjos paskelbimo buvo paleista ir jos daina Just Go. Tai pažiūrim, ką šiemet į Euroviziją siunčia pastaraisiais metais tikrai joje problemų turintis Azerbaidžanas. Sveiki, aš Justas ir sveikinu jūs sugrįžus į Eurodienos kanalą. Eurodiena tai toks portalas ir socialinių tinklų veikėjas, kuriame rasite visą svarbiausią informaciją susijusią su Eurovizija. Tad jeigu dar nesekat mūsų socialiniuose tinkluose, būtinai tą padarykite. O šiandien žiūrėsim, ką Eurovizijai paruošė Azerbaidžanas. Kažkada tikra Eurovizijos galiūnė buvusi šalis, kuri tikrai labai norėjo laimėti Euroviziją, vos tik joje pradėjo dalyvauti ir galiausiai tai padarė 2011-aisiais. Su turbūt pačia prasčiausia Eurovizijos nugalėtoja daina per labai daug metų. O pastaraisiais metais turim visiškai atvirkščią variantą ir atrodo, kad Azerbaidžanas daro viską, kad tik Eurovizijos nelaimėtų ir apskritai net susidaro įspūdis, kad jie ir į finalą nelabai patekti ir nori. Paskutinį kartą Azerbaidžaną finale matėme 2022 ir tai tik komisijos dėka. 0 balų iš žiūrovų gavusi Nadira ištraukė tik komisija, ir finale jis taip pat įspūdingos vietos neužėmė, liko 16, prieš tai Efendi su Matahari liko 20. Tai paklausykite, Azerbaidžanas nuo 2008 iki 2013 nė karto neužėmė žemesnės nei 8 vieta. Tačiau nuo 2014 jie vos vieną kartą pateko į top 10. Negirdėjau dar jų šiųmetės dainos, bet girdėjau labai prastų atsiliepimų. Tad manau, kad nieko nelaukiam, spaudžiam laiką ant šio video ir einam žiūrėti, ką Eurovizija siunčia Azerbaidžanas. Dživa arba Jiva, Just Go, Azerbaidžano daina Eurovizijai. Žiūrim. Baladė, ane? Čia pati atlikėja su savo vyru kokiu, ar? Pati. Kažką primena, bet nesuprantu dar ką. Ir kaip suprantu, čia iš šios dainos jau girdėjom viską ir nieko įdomesnio nebeišgirsim. Norėjau duoti šansą Azerbaidžanui. Ir gerai, pradėkime nuo komplimentų. Atlikėja turi, atrodo, kad neblogą balsą. Ir žinot, kas man dar patinka, aš girdžiu tą tokią azerbaidžianietišką dudelę. Jų tą tokį nacionalinį instrumentą, kuris čia pinasi su šita daina. Kokia yra problema? Problema kol kas skamba siaubingai pasenusiai. Tai tokia, vėlgi vienas iš tų kelių atvejų šiemet, ką turim, kur daina panaši į tokias dainas, kokias Eurovizijoje girdėdavom prieš 15 kokių gerų metų. Tai, nežinau, jeigu Azerbaidžanas čia bando sekti savo tą formulę, kuri veikia tada, prieš tos 15 metų, tai čia gal jų toks noras žingsnis ir buvo. Bet šitiem laikam ne kol kas, bet pažiūrim, paklausom, gal dar čia į kokią etno pusę daugiau nueis, gal koks nors bridžas išgelbės dainą. Nenurašykimgi visai jau taip iš karto. Dieve, estradinis toks bitas.
Tekstas tai kaip su ChatGPT rašytas. Hei, ChatGPT, parašyk man dainą apie išsiskyrimą ir žmogų, kurį labai myliu, bet jis mane išdavė. Tai va taip skamba tekstas. Nežinau, kaip pasakyti, tai čia yra tas toks truputėlį catchy momentas, tas tan, tararan, tan. Jisai įsimena, bet ar iš gerosios pusės abejoju. Azerų kalba. Tikriausiai. Pagarba už tai. Reiks pasitikrinti, bet senokai jie turbūt nėra dainavę savo kalbą. Tiksliau, net nesenokai. Iš vis neatsimenu, kad būtų dainavę nebent kažkurį iš pastarųjų metų dainų, kurios aš tikrai neprisimenu, nes visos jos buvo tokios blankios. Bet ir dabar kalbėdamas pats prisimenu, kad liktai 24 Malmėje jie dainavo savo kalbą. Nu gerai. Azerbaidžanas turi dainą, Azerbaidžanas dalyvauja. Panašu, kad Azerbaidžanas padarė vėl viską, kad į finalą nepatektų. Na tikrai, pastarųjų metų jų rezultatai, dainos Eurovizijoje yra kažkas labai keisto ir prasto. Pernai turėjom Mama Gama su Run With You, kuri dar, kai buvo išleista kaip klipas ir studijinė versija, buvo dar tokia visai nieko, turėjo tokių ir įdomesnių momentų, bet pasirodymas buvo nežiūrimas, o apie atlikėjo Mickey Mouse'inį vokalą apskritai nėra ką kalbėti. Minėti 2024-aisiais Fakhri ir Ilkinas su Ozun Leopard buvo visai irgi įdomi daina, bet akivaizdu, kad žmonėms nepatiko, nesužavėjo ir liko 14. Beje, dabar žiūriu statistiką ir Azerbaidžanas per pastaruosius 3 metus pusfinalį užėmė 14, 14 ir 15 vietą, gavę 4, 11 ir 7 taškus, kas reiškia, net arti finalo jie nebuvo. Bijau, kad arti finalo jie nebus net ir šiemet. Mačiau berods fanų toje programėlėje, My Eurovision Scoreboard, šita daina yra paskutinėje vietoje. Tai, nei fanams jį patinka, nei turbūt, kad alternatyvę kažkokią muziką mėgstantiems žmonėms jį nepatiks. Nežinau, čia nebent kokia vyresnė auditorija, kuri jau pajus kažkokią tą 2010-ųjų nostalgiją, bet ta nostalgija yra čia prastai padaryta ir mes tikrai turim geresnių bandymų sugrįžti į tą dešimtmetį. Ar sutinkat su manim? Parašykit komentaruose ir parašykit komentaruose, ką galvojat apie Azerbaidžano dainą Vienos Eurovizijai. O aš baisiai atsilieku su visom reakcijom, dar turim sužiūrėti ir favoritus šių metų Eurovizijos, Suomiją ir visus kitus. Visus tos video rasi Eurodienos YouTube kanale, o jeigu nori išvysti juos anksčiau, tai paremk Eurodienos veiklą per Contribui platformą. Susitinkam ten, arba susitinkam YouTube, arba dar kažkur kitur. Iki!